Šiandien ryte noriu pakalbėti apie 2 dalykus, kuriuos vakar išgirdau ir jie yra labai glaudžiai susiję. Pirmas tai yra, gali arklius atvesti iki šulinio, bet jie gerti turi nuspręsti patys. Ir antras dalykas, tai kad mes nemokam paleisti. Mums reikia išmokti paleisti. Tai pradėkim nuo arklių. Kada tu sužinai kažkokios naujos informacijos, tada tu pradedi keistis arba pradedi augti ir natūraliai tu nori tai perteikti ir savo kolegom, savo draugam, tėvam, savo antrosiom pusėm. Bet dažnu atveju tos žinios nėra prieinamos. Dažniausiai jos yra grūdamos per prievartą. Dažniausiai tie pokyčiai, kuriuos mes norim perduoti savo artimiesiem, kolegom, draugam, patirtys, kurias patyrėme tik mes ir norim dabar jiem perduoti savo žodžiais priverstinai, labai dažnu atveju yra priimami neigiamai. Pagalvok, kada kažką sužinojai, patyrei, pamatei ir pasikeitei, paaugai, patobulėjai ir galvoji, mamai reikia pasakyti, tėčiui reikia pasakyti, draugam reikia pasakyti, merginai reikia pasakyti, kolegom reikia pasakyti. Tu nueini visas su entuziazmu, pasiruošęs pakeisti jų gyvenimus ir žiūri, kad blemba, nelabai jie klauso manęs, nelabai jie nori sužinoti, ką aš čia jiems sakau. Žiūriu veido išraiškos kažkokios, nesu šypsena priema, kaip čia dabar suprasti. Ir tu tada kaip ir truputėlį įsižeidi, tai palauk, tai aš noriu jums gero, aš noriu padėti, aš noriu, kad jūs su manim kartu augtumėt, tobulėtumėt, o jūs nepriimat. Matai, jeigu tu kažką tempi per prievartą, sužinot, pamatyt, dažniausiai tavo, kad ir geros intencijos, jos yra priimamos su nepykanta, su kažkokiu nepasitenkinimu, galbūt net su lengva pagieža. Kas tu esi toks, kad keistum juosius ar jiem aiškintum, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų gyventi. Sužinojau, kad rūkymas žudo. Tai dabar viskas, nueisiu tėčiui pasakyti, kad rūkymas žudo ar neberūkytų. Jeigu tavo tėtis nori, tai jis rūkys. Nepaaiškinsi tu jam. Įsivaizduok, dabar tu sužinojai, kad pornografija labai kenkia vyram. Kenkia jų vyriškumui, testosterono kiekiui, gyvenimo džiaugsmui, gyvenimo pasitenkinimui, tam pačiam seksualiniam gyvenimui, partnerio suradimui, santykiam ir kitiem dalykam. Ir dabar, tais jiem pryčint, tarsi būsi kaip kunigas, kuris jiems aiškins pamokslą, kodėl jie neturėtų žiūrėti pornografijos. Tu galvoji, jie tavęs klausys? Nėra blogai perduoti gerąją naujieną. Nėra blogai dalintis informaciją. Nėra blogai dalintis žiniomis. Nėra blogai dalintis patirtimis. Tai reikia daryti. Bet neturėk kažkokio nusistatymo, kad tavo žodžiai bus priimti su tokiu pat entuziazmu, kaip juos priėmei tu. Labas rytas. O čia prieinam prie antrosios temos, kad mes nemokam paleisti. Jeigu sustotum ir pažiūrėtum į savo gyvenimą, tai tu pastebėtum, kad nebeturi tiek pat draugų arba neturi tų pačių draugų, kuriuos turėjai prieš 10 metų. Pamatytum, kad tavo gyvenimas natūraliai kažkaip pasikeitė. Natūraliai nustojai bendrauti su savo kažkokiais giminaičiais. Natūraliai nustojai bendrauti su savo buvusiais klasiokais. Natūraliai nustojai bendrauti su kažkokiais buvusiais kolegom, nes pasikeitė darbas. Pasikeitė tavo požiūris į gyvenimą, pasikeitė tavo įpročiai, pasikeitė tavo aplinka. Tai yra natūrali gyvenimo dalis. Vienintelis garantuotas gyvenime dalykas tai yra permainos. Tikrai per dažnai mes nepaleidžiam žmonių, kurie yra pas mus gyvenime, bet jie nieko gero į jį neprideda. Galbūt net nieko gero iš jo neatima. Bet tiesiog iš mandagumo tu susitinki su tai žmonėm, tu būni su tai žmonėm, tu su jais bendrauji, nes tugi esi geras žmogus, teisingai. Bet skirdamas jiem laiką, tu nepridedi nieko savo geresnio gyvenimo, tu net nieko jiem geresnio nepridedi. Jeigu tavo pasaulėžiūra pasikeitė
ir tavo draugo pasaulėžiūra pasikeitė ir jūs jau kaip ir nerandate naujų bendrų temų, bet tiesiog kalbat apie tuos pačius senus, nusistovėjusius dalykus, apie kuriuos kalbėjot jau 10 metų. Tu matai, kad tas draugas neina tą pačią kryptimi, kaip eini tu. Tai kodėl jum laikytis vienas kito įsikibus? Aš nesakau išpjauti tą žmogų kaip auglį kokį iš savo gyvenimo. Ne. Aš tiesiog sakau, būk atviras savo ir būk atviras tam žmogui, jeigu jūs nenorit leisti laiko vienas su kitu. Ir tai tiesiog yra kaip pareiga, kažkoks įsipareigojimo jausmas, kurio turi laikytis, tai nepadeda nei tau, nei jam. Kaip žmonių, tai mes įsikimbam tam tikrų kažkokių įpročių, kurie nusako mūsų identitetą, kokį mes esame. Tai gali būti, kad tu tiesiog nenustoji žaisti su kompu, nes tai yra tavo identitetas, tai yra tavo dalis. Tu save pristatai kaip gamerį. Galbūt tai yra dūmas ir tu jo negali atsisakyti, nes tik taip tu gali atsipalaiduoti. Galbūt tai yra alkoholis, nes tik taip žinai, kaip gali praleisti savaitgalį gerdamas. Galbūt tai daiktai tavo gyvenime, bet ne vienas iš tų dalykų tai nesi tu, tai yra tiesiog tavo gyvenimo dalis. Mes vieninteliai padarai žemėje, kurie galim nuspręsti, kad norim keistis ir tai padaryti. Antys artėjant žiemą jos negali nuspręsti, kad skrisim dabar į vakarus, o ne į pietus. Meško žiemą negali nuspręsti. Žinai ką? Blemba, visą gyvenimą miegu žiemą, davai šitą žiemą nemiegosiu, pažiūrėkim, kaip bus. Kaip ir minėjau, permainos ir pokyčiai yra neišvengiami. Ir jie gali ateiti į mūsų gyvenimą labai skaudžiai arba labai lengvai, nes mes galim rinktis, kaip mes norim juos integruoti. Eilinį kartą pradėjau vieną temą, baigiu tą pačią temą. Atsikratyk blogų įpročių, atsikratyk blogų draugų, įgauk gerų įpročių, pradėk sportuot. Bet, žinai, čia tik mano rytinės mintys. Tu turi savo galvą. Get the fuck out of bed, bitch, go!